Sveiki visi, šiandien aš filmuoju savo naują video. Ir šiandien gan neįprastas video, mes važiuojam į Šiaulius. Ir pirmą, ką mes padarysim, tai važiuosim pas Egidijų į radiją, o vėliau bus šioks toks fanvydas su kitais vlogeriais, kaip jau manau ir girdėjote iš daugelio, tai važiuojam ir pamatysim. Ir aš jau susirašiau, dabar yra kažkur po 6 ryto šiek tiek. Ir to važiuosiu į geležinkelio stotį ir važiuosim su traukiniu apie 2 valandas ir atsidursim Šiauliuose. Žiauriai nekantrauju šiaip su visais susitikti šiandien ir žiauriai įdomu, kaip viskas bus, tai keliaujam. Spėk, kas čia? Aipo. Nežinau, man. Mes traukiniai, man davė gumos, mes traukiniai. Važiuosiu pirmukas traukinio. So excited, omaga. Bet sakė, žiūrėjau, fainai. Nežinau, ar girdėsios, nes labai čia nejauku šnekėt, kad tokia tyla su savim prieš kamerą. Žiūrėkit, nusikopino man iš arkelį. Nu? Siaubas, ane? Nu, tu pasakai. Išlipom, žodžiu, šiaulietišką orą ir šiek tiek įdomiai čia kažkur tep-tep dabar einam. Einam tep-tep į kitą pusę, nes aš šiandien nesuprantu. Mes, žodžiu, va čia va prie bėgių grynai važiavom nepilnai 2 valandas, šiaip 2 valandas realiai, nes šiek tiek vėlavo traukinukas 5 minutėm. Dabar eisim gal pažiūrėti, ar yra kitoj pusėje pardaškė, jeigu yra, parduotuvė, atsiprašau, jeigu yra parduotuvė, tada nusipirksim kažko ir po to lauksim vykęs, kur atvarys greitai jau už pusvalanduko su savo drauge ir tada varysim jau kažkur toliau. Mes radom Maksimą. Šiek tiek turėjom laiko, tai va einam Maksimą. Čia iš tikrųjų netoli labai. Šiaip pirmiausias atrodo labai toli, bet labai greit atėjom. Nusprendėm po bananą suvalgyti, nes išalkom iš tikrųjų per tą laiką, kol važiavom, pusryčių nevalgėm. Ir kol kas dar nevarom valgyti, tik vėliau varysim tai, kol laukiam. Nusprendėm nusipirkti iš Maksimos. Ir dabar eisim atgal stoti, pasitikti Vikės su jos drauge. Ir tada varysim į Saulės miestą tikriausiai. Štai kur klausimas. Kur yra Vikė? Jinai žema? Aš galvoju, kad jinai žiauriai aukšta. Eik sau, kaip fainai. Aš žiauriai galvoju, kad Vikė žiauriai aukšta, bet Vikė nėra žiauriai aukšta. Hello, žiūrėkit, kas čia. Tas kaip ir man, tai pažiūrėk mano highlighterį. Blizga. Biški blizga. Biški? Nemažai, sakyčiau. Jo, mes eisim į Saulės miestą. Vikė šoku. Ko čia slepies? Kaip tu taip drįsai? Aš norėjau ir pasislėpiau gerai, neaiškink žvaigždėj. I'm leaving. Atvažiavom į radiją. Fix FM. Čia kažkur, mes Šiauliuose. Jo? Fix FM. For life. Galim pastovėti. Pasiruošus Vikė, šnekėti daug. Ne. Kodėl? Nes niekada nebuvau tokia. Kaip tai? Wow, mes studijai. Čia visai neblogas. Visai neblogas. Pasiruošęs. Oh my god. Blizgi. Bet man visas veidas blizga, tai... Tai gerai. Aš tik jaučiuosi. Ne, eik tu. Pats tas. Kūgis. Viskas, vaik filmuok mane jauku gerai. Čia Vikė prie mikrofono. No shit. Nieks nežinojo. Tas mikrofonas. Liūdna. Edvinai. Aš video operatorius, video montuotojas, čia video Sure. nereikia. Čia išbandom dabar. Ruošiamės. Žinok, kiek aš čia montuoti. O šitaip va mes sėdim. Čia, ups. Čia va taip, Nenelė studija. Va, žiauriosim. O, parėmus, viručiai viskas. Jo. Einam. Viską kitai. Nepyk, bet mano irgi toks. Ok, pagaliau mes baigiam tiesioginį eterį ir visą kitą ir dabar varysim iš radijo jau į tą vietą, kur susitiksim su visais žmonėm, kurie šiandien ateis. Ir su kitais youtuberiais, tai važiuojam ir lekiam ten žiūrėti, kas ten dabar bus. Po ilgų 2 valandų pamačiau Edvino fruktą ir tai yra labai neįtikėtina ir čia labai garsiai važiuoja mašinas. Mes laukiam, jo, ten mes laukiam dabar. Čia tai karšta. Žiūri karštą, dar mes nueisim tenai. Čia dar nusilpo, žiūrėk, čia tas debesį. Debesį. Stresiukas kyla. O, vėjas gerai. Ja. Laukiam ir važiuosim ten, kur reikia. Jo, mes einam. Aš bijau eiti čia, nes bus šakės Vikiai. Vikė labai jau ready yra. Vikė ready? Aš Vikė ready. Atsipūsim, neatsipūsim dabar kol kas, bet vėliau atsipūsim tikiuosi dabar. Tai dabar žiūrėk, dabar eiti.
O, kai pažiūrėkit, kiek čia daug youtuberių susirinko, tai va čia Stambubėris, Alina, Edvinas, va čia va, čia va vėl Vikė, čia va Rokas, čia brolis, a ten nepažįst. Ką tu Edvi? Labas. Žiūrėkite žmonės, kiek jūs čia daug. Ir čia tik tais dar ne visi. Va, mes taip einam, mūsų nieks Jo, mūsų nieks neatpažins, mes galime eiti kaip normalų žmonės, žinai. Kaip mums čia parasėjai? Atsiprašau, labas, gavę, Žodžiu, nebuvo kada filmuoti, nežinau, ar kažkas girdisi. Čia va yra. Čia. Hei, labas. Sveiki. Nu, davai. Kalbėk. Nu ką man tas? Labas vakaras. Kaip sekasi? Iš tiesų, čia taip tikau. Da tai kas, aš darau naują video. Oh my god. Bet balsas nepasikeitė. Viskas yra labai simple. Mes tiesiog grįšim namo šiandieną su Roku. Blemba, kaip juokingai ir galvos laikas. A ką jūs norit po to veikti, kai mes viską pabaigsim? O jūs jaučiat kažkokį keistą jausmą, tipo, kai jūs tą balioną išsiimat, tai kažkoks saldumas. Sveiki, aš Edvinas Rūktojas ir šiandien filmuojame vlogą. Kaip žiauriai. Reikia išeina, atsisveikink, reikia. Viskas, mes lekiam, bėgam. Gerai, čiau. Mes eisim kažkur, nežinau kur. Kils? Jau, važiuojam dabar į stotį. Delfi. Paėmėm pakeleivį, pakeliui. Ir dabar važiuojam. Sveiki, O, čia net ir muzika groja, kietai. Netgi pana. Kokia laidotuvių muzika. Koks dar met mane? Antanai, padainuok. Sujamina mano kūną, esu padaręs daug klaidų. Nekaltų nebūna. Net nemoki žodžių. Sveiki visi. Ir mes dabar esame traukinių stoty. Nebefit. Taip, gerai. Shut up. Mes dabar esame traukinių stoty. Dabar išlydžiu Deimuką, Fruktą, Deimantę ir Aliną namo į Klaipėdą, o aš važiuosiu į Platelius. Tai va, ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Šantanas ir iki. Mes važiuojam. Žodžiu, mes esam plungiai jau. Ir mes važiuojam traukiniu ir dabar atėjom, atsisėdom pas Aliną. Tai manęs jūs irgi varė su... Nu, beveik. Netoli. Linkėjimai, neperdami. Lučkis, Antanai. Ne, sėdžiu. Tai va, važiuojam ir jau greit grįšim namo, tai... Sėd, bet faina buvo, ne? Faina diena buvo. Žiūriai faina, žiūriai džiugios, kad varėm. Nepasigalėjau, nei kad varėm į radiją ir varėm į palydą. Ta prasme, žmonės čia yra nesveikai nerealu. Jūs pažiūrėkit vien kiek šokoladų. Aš skaičiau, yra 35 vien iš Šiaulių fanmyto. Ir iš Klaipėdos dar yra bene kiek šokoladų. Ta prasme, jūs pažiūrėkit, kiek čia visko daug, čia visokių, čia kiek laiškučių, ta prasme, nužiūrėkit, dekliukai, sultis, čia saldumynų, belen kiek. Ir vienaragis, ta prasme, šitas žiauriai sviet, ta prasme, žiauriai atsiminsiu visus tas dalykus. Pažiūrėkit, kiek zefyrų ir kiek čia visko yra daug. Ir ta prasme, jūs esat nerealūs, žiauriai sirg žmonės. Ir ta prasme, aš žiauriai noriu padėkoti visiems už šitus saldainius, nes, čia yra... Kiek jūs tengiatės, nereikėjo nieko nešti, viskas yra labai ten žiauriai atsiprašom iš tikrųjų vien dėl to, kad mes tik nusifotkinom ir tai nežinau, ar su visais spėjau nusifotkinti, labai norėjau su visais ir pabendrauti ir pašnekėti, bet buvo ant tiek karšta, kad net neišėjo kvėpuoti normaliai, ta prasme, jūs buvo žiauriai mus prispaudę ir buvo žiauriai sunku kažką, net nusifotkinti buvo žiauriai sunku. Ir mes žiauriai pavargom ir buvo tiesiog žiauriai sunku bendrauti, nes jūsų kiekis buvo nerealiai nesveikai daug, apie 200 žmonių, tai tikrai ten buvo.
Ir aš net negaliu patikėti, kad, ta prasme, tiek daug žmonių atpažino, aš tikrai nesitikėjau. Galvojau, tiesiog ateisim, o čia suvykę pasifotins, viskas, bet kai atėjo jūsų ir tiek daug prinešė, mes net ėjom maišus ir tam, kad viską parsiveš, nes čia buvo nesveikai, ta prasme. Tai va, žiauriai, visiems noriu padėkoti ir atnešusiam saldainių, ir tiem, kurie atvažiavot, kurie bent, kad važiavo tik tam, kad nusifotkinti, ta prasme, žiauriai esu jums dėkinga ir, buvo žiauriai nerealus fan meetas, buvo žiauriai fainai. Ir tikimės, kad kažkada dar pakartosim šitą fan meetą, tokį fan meetą. Ir dar ką norėjau parodyti, tai ačiū labai už piešinius, gavau net piešinių, ačiū labai Nedai. Ir dar už šitą piešinį dėkoju, aš nežinau kam, nes čia nepasirašė, pasirašė parašą padėjo. Bet čia, kiek žinau, iš Urtės buvo ir iš Urtės ir iš dar kažkojo, kažkas ten sakė padėjo, žodžiu, čia yra omaga. Aš negaliu patikėti, kad tai įvyko. Buvo nerealiai faina diena. Ir dar kartelį ačiū jums už viską ir susitiksim kitam vlogę, kai aš šiek tiek atsigausiu, nes šiandien esu be galo pavargus ir dabar eisiu miegoti, nes tiesiog nei kojyčių, nei rankyčių. O dabar kažkur tik po 10, nors atrodo aš kėliaus pusę 5 ryto ir tiek visko nuveikiau, kad vajei. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi jums jis patiks, nors jis bus šiek tiek trumpokas, nes aš nelabai ką pafilmau už fan meeto, nes tiesiog visi žmonės buvo mane aplipę ir, šiauriai, omaga, buvo žiauriai sunki diena ir tiesiog, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitam vlogė, nepamirškit laikinti šį video, subscribe mano kanalą, jeigu dar to netlikot, palikti gražų arba negražų komentarą, arba palikite tie komentarai, kurie buvo fan meete ir susitiksim kitą kartą, kai jau filmuosim normalų video vlogą, tai viso myliu, bučio ir iki.